Šią savaitę Saulė vis dar stiprins informacijos, viešų pareiškimų, dėrybų, transporto, ryšių ir žiniasklaidos temas. Ir Merkurijus kol kas juda atgalinė kryptim, todėl daugės senų temų sugrįžimo, prieštaringos informacijos, visokių gandų, netikslumų, vėlavimų ir informacinio chaoso, ką mes iš tikrųjų jau pastebim. Gera žinia, kad Jupiteris kol kas stiprus, jisai suteikia stipresnį apsaugą, daugiau dėmesio šeimoms, vidaus saugumo, socialinio stabilumo, būsto ir žmonių gerovės klausimams. Nuo Marsas irgi jau nuo Liepos, jisai stiprina teritorijų, sienų, logistikos, resursų, maisto, kainų, energetikos ir materialinio saugumo temas, todėl pasaulyje daugiau dėmesio krypsta būtent į ekonomiką ir įvairius klausimus susijusius su resursais. Ir vienas svarbiausių šios savaitės ir Liepos mėnesio aspektų tai yra Saturno žvilgsnis į Marsą ir tai dažnai duoda tokią sunkesnę ir labiau užspaustą, ilgiau besitęsiančią įtampą, kai konfliktai, saugumo temos, tokie įvairūs techniniai trikdžiai, infrastruktūros, logistikos problemos tampa ryškesnės. Todėl ir praeitą savaitę, ne tik praeitą ir užpraeitą, tas jau tęsės maždaug nuo birželio pabaigos, būtent Saturno įtaka Marsui, tai reiškia ir tarp Ukrainos ir Rusijos, ir ypatingai ir praeitą savaitę Lietuvoje vis daugiau ten kalbama apie galimą karą, Suvalkų koridorių, galimus platesnius tokius geopolitinius scenarius mūsų regione. Ir astrologiškai tai susiję ir su tuo, kad Saturnas daro įtaką Marsui, o Marsas kaip tik dabar jau, kaip minėjau, susijęs su teritorijom, sienom, logistika, kariuomenės aprūpinimu, materialiu saugumu ir visokiais strateginiais resursais. Ir tokia planetų įtaka, jinai, dažnai iškelia ne tik pačio karo, bet ir karinio pasirengimo, gynybos, planų, sienų apsaugos klausimus. Ir pats Merkurijus, būdamas retrogradinis, kaip tik didina to informacinio karo, gandų, visokių prieštaringų pareiškimų, tokia banga, todėl gali atrodyti viskas aštriau nei pati reali situacija. Ir aišku, tai nereiškia, kad karas būtinai prasidės būtent dabar ar šią savaitę, tačiau rodo, kad pati saugumo, gynybos, pasienio, geopolitinė įtampa artimiausių metų, jinai tokia gali būti daugiau akcentuojama. Ir pati Saturno įtaka Marsui, jinai pasireiškia ne tik ir pasaulio naujienose, bet kaip ir mes pastebim ir kasdienybėje per didesnį skubėjimą, išsiblaškimą, techninius įvairius nesklandumus, nervingumą ir nelaimingus atsitikimus. Tai neatsitiktinai ir Lietuvoje pastarąsias savaitės irgi girdėjom skaudžias žinias apie pro langus iškritusius vaikus, tokias skaudžias avarijas. Ir Saturno ir Marso įtampa, jinai kartu su retrogradiniu Merkurijum dažnai prašo tokio vieno dalyko, kad mes neskubėtumėm, kad būtumėm tokie budresni, kad labiau prižiūrėtumėm ir vaikus, ir atsargiau vairuotumėm, ir tikrintumėm techniką, kaip sakant, langus, duris, elektrą, ugnį, todėl ir šią savaitę būtų palanku, kaip sakant, sulėtinti tempą, daugiau remtis sveikų protų, o ne emociškai reaguoti viską, kas vyksta aplink ir sąmoningai, kaip sakant, stengtis mažinti rizikas tiek vertinant ir pasaulio naujienas, tiek gyvenant tokį paprastą kasdienį gyvenimą. Ir atkreipkite dėmesį, kad Liepos 9 antroji pusėje, Liepos 10 ir Liepos 11 gali stiprėti emocijos, reiškia Liepos praktiškai nuo penktadienio iki sekmadienio, iki savaitės pabaigos. Todėl labiau vertėtų tom dienom saugoti ir santykius, ir vengti impulsyvių konfliktų, ir tokių skubotų finansinių sprendimų, didesnių išlaidų. Ir būti atsargiems su savo ego, su savo emocijom, su tuo, kas sakoma, ypatingai tokia pykčio karščio, akimirka. Horoskopą savo zodiako ženklo rasit komentaruose paspaudus nuorodą, tai aišku linkiu, kad ši savaitė
tokia būtų daugiau vidinės ramybės, blaivaus proto, apsaugos nuo skubotų sprendimų ir gebėjimo tokio laiku sustoti ten, kur svarbiausia ne greitis, o išmintis, saugumas ir sąmoningumas.